O kaip šiuo metu dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė Lajūnienė. Iš po to praeito karto, kada pastaroji Davatka Vida ir jo sutuoktinis Žydrūnas Panevėžio miesto autobusų stotyje buvo pamatę Nycių kaimo gyventoją, burtininką Tukurutį kosmonautą, o paskui tik apie tai ir aptarinėjo tarpusavyje. Dabar jau yra kiek aprimusios aistros, daug labiau atvėsę nervai. Tiesa, dar paskui Vidos vyras Žydrūnas vis dėlto buvo ir išdrįsęs nueiti tiesiai į miesto bažnyčią, paklausti kunigo, ar įmanomas toks dalykas. Kaip okultizmu savanaudiškai besiverčiančio kaimo gyventojo burtininko oficialus atskyrimas nuo katalikų bažnyčios, bet paskui, kai išgirdo, kiek ten visokio popierizmo dėl būtent tokio dalyko greta reikėtų irgi padaryti, Žydrūnas tik numojo su ranka ir pats savo pasakė, neverta. Visgi, o tie du Vida ir Žydrūnas ir tikrai be galo puikiai dera vienas kitam, kaip kad liaudies posakis apie tai pasakytų. Atitiko kaip kirvis kotą, nes juk turi jie šitiek daug tarpusavyje bendro. Svarbiausia ne tai, kad šalia savo didelės meilės Dievui, jie abu dar norėjo ir sukurti santuoką, svarbiausia, kad ir jų abiejų vidiniai nusistatymai, net charakteriai ir gyvenimo būdas idealiai sutampa, abu jie kilę iš religingų šeimų, abu labai giliai tikintys, abu yra totaliai lytiškai šalto būdo, abu savo norų yra visiškai atsisakę intimumo ir seksualinių santykių. Juk ne veltui jie ir namie visada juk miega tik atskirose lovose. Religingieji Lajūnai vakarais turi tokią savo tradiciją. Davatka Vida visada eina gulti į lovą prieš 9 valandą ir tada būtinai jį draugė su vyru dar pasiklauso per Lietuvos radiją trumpą religinę laidelę Dievo žodis. Kasdieniai skaitimai, o tada jau pilna minčių apie tikėjimą, ramiai nugrimsta į miego ir sapnų pasaulį. Kai nepasiseka paklausyti prieš miegą šios laidos, jai tada būna dėl to visai sugedusi nuotaika ir sunkiai sekasi užmigti. 2021 m. rugsėjo 26 diena. Pirma dalis – ilgas pokalbis Lajūnų šeimos namų svetainėje tik grįžus iš miesto. Vida ir Žydrūnas nusivelka paltus, Vida virtuvėje užkaičia arbatinuką arbatai, abu susėda svetainėje pailsėti po kelionės iš Panevėžio. Už jų nugarų visa siena apklijuota vien visokiais šventais paveikslais. Žydrūnas, na, Vidute, ačiū Dievui, pagaliau mes namie, Kupiškyje. Šiandien ta kelionė autobusu mane visai išvargino. Bet žinai, mano širdis dabar daug ramesnė. Tie nervai ir aistros, kurios mums virė po to, kai anąkart vieną dieną Panevėžio autobusų stotyje pamatėme tą Nycių kaimo burtininką Tukurutį kosmonautą, pagaliau atvėso, Vida. Ir man Žydrūnėlį, ramiau. Tikras velnio gundymas buvo jį ten pamatyti, gerai, kad bent neteko jį iš visai arti sutikti. Aš net naktimis blogai miegojau, vis galvojau apie tą jo okultizmą ir kaip jį savanaudiškai klaidina žmonės. Bet tu juk buvai užsukęs į bažnyčią, tiesa? Ką sakė kunigas, Žydrūnas? Taip, buvau išdrįsęs nueiti tiesiai pas kunigą. Paklausiau jo, ar įmanoma tokį burtininką ir jo visą taip pat sugedusią šeiminėlę oficialiai atskirti nuo katalikų bažnyčios, juk ekskomunika jam priklausytų už tokias nuodėmes. Bet kai dvasininkas man pradėjo aiškinti, kiek ten visokio popierizmo, kiek raštų reikėtų surašyti, įrodymų rinkti ir siųsti. Tik numojau ranką ir savo pasakiau, neverta. Per daug žemiškos biurokratijos dvasiniuose reikaluose, Vida, ir teisingai padarei, brangus vyre. Kaip liaudis sako, atitikom mes kaip kirvis kotą, abu vienodai mastom. Kam mums tas popierizmas? Svarbu, kad mūsų pačių sielos švarios. Dievas pats jį, tą burtininką ir jo nešventą šeimą nuteis, o mes turime saugoti savo šventą ramybę, Žydrūnas, tikra tiesa. Žiūriu į tave ir džiaugiuosi, kad abu esame iš giliai tikinčių šeimų. Mūsų abiejų charakteriai, nusistatymai ir tas lytiškai šaltas būdas idealiai sutampa. Kiti pasauliečiai nesupranta, o man mūsų baltoji santuoka yra tikra palaima. Jokio purvino kūniško geismo, jokio intimumo reikalavimo, jokio šlykštaus organų kaišiojimo, Vida, taip Žydrūnai. Man jau 40 metų suėjo, o mano fizinė nekaltybė yra didžiausias mano gyvenimo pasididžiavimas, kurį paaukojau viešpačiui. Seksas juk skirtas tik vaikams pradėti, o aš jų niekada nenorėjau, ir tu mane puikiai supranti, niekada neįkyriai neprašei.
Todėl ir mūsų šita ilgametė tradicija miegoti atskiruose kambariuose bei atskiruose lovose saugo šį mūsų šventą tyrumą. Vida pažvelgusi į laikrodį. Vui Žydrūnai, jau be 15:09. Man laikas eiti į savo kambarį gulti. Tu juk žinai, jei nepaklausysiu Dievo žodžio radijo laidelės, man visai suges nuotaika ir aš neužmigsiu. Žydrūnas, gerai, eik vidute, eik ruoštis. Aš tuoj paimsiu mūsų radijo imtuvą ir ateisiu pas tave, kad kartu pasiklausytume. Antra dalis, Vidos kambaryje prieš 9 valandą vakaro. Vida guli savo lovoje, apsigaubusi žalia antklode. Žydrūnas užeina į jos kambarį, rankoje laikydamas nedidelį nešiojamą radijo imtuvą su ištraukta antena. Jis prieina prie lovos švelniai, broliškai priglaudžia ranką prie jos rudų plaukų, norėdamas nuraminti ją po sunkios dienos. Žydrūnas švelniu balsu, miegok, mano mylima Vidute, miegok. Pailsėk. O šita diena tau buvo tikrai gan sunki. Vida pavargusi, bet rami, žiūri į jį, ačiū tau Žydrūnai už tavo rūpestį ir supratingumą. Tikrai, ši diena išgrėžė visas jėgas. Sugreičiau tą radijo rankenėlę, jau tuoj pati laidos pradžia, tuoj prasidės. Žydrūnas atsargiai pastato stiklinę vandens ant naktinio staliuko, atsuka radijo imtuvo garsą. Iš garsiakalbio pasigirsta pažįstama melodija ir diktoriaus balsas, radijo diktorius. Malonūs klausytojai, kalba Mažoji studija. Morkaus Evangelijos skaitimai šį sekmadienį lyg velykinis margutis margumynų margumynas, Vida užsimerkė, įsiklausydama į šventuosius žodžius. Jos širdį užpildo ramios dvasinės mintys apie tikėjimą ir Dievo žodį. Žydrūnas tyliai sušnabžda, kad netrukdytų, palieku tave su Dievo žodžiu, brangioji. Pasiklausyk, nurimk ir pasinerk į sapnus. O aš einu į savo kambarį. Man irgi jau kaip pats tas laikas griūti miegoti į lovą, televizoriaus filmo aš šį vakar tikrai jokio nežiūrėsiu. Be to, juk man rytoj ir vėl į darbą, reikalai autoservise tikrai niekaip juk nepalauks, vėl man reikės ten remontuoti ką nors. Vida pusbalsiu, te laimina tave Dievas Žydrūnai. Labos nakties, Žydrūnas tyliai išeina iš kambario, palikdamas Vidą ramiai grimsti į miego pasaulį, apsaugota jos išsaugotos nekaltybės ir gilaus tikėjimo. O žodžiai iš radijo imtuvo ir toliau vis dar tebeskamba.